EICMA 2025 m. CF Moto Press konferencija arba naujų modelių pristatymas sulaukia daugiausiai žmonių iš visų mano aplankytų. Jūs pažiūrėkit, kiek čia žmonių. Dabar wow! Tai parodo, kad CF Moto per palyginus nedidelį laiko tarpą tapo žinomų ir dėmesio susilaukiančių motociklų gamintojų. Už manęs matote šį pristatytą naują motociklą, tai yra 1000 MTX Adventure modelis. X šiame pavadinime reiškia tai, kad šis motociklas bus labiau orientuotas į bekelę. Nežinau, ar reikia dar daugiau galios negu turėjo 800 MTX, bet motociklininkai yra tokie žmonės, kurie galią mėgsta ir kai jos būna daugiau, niekada neatsisako. Ką galiu pasakyti apie šį motociklą, tai kad jisai sausas sveria mažiau netgi nei 200 kg, 199 jeigu tiksliai. Ir tai yra vos 1 kg daugiau nei 800 MTX. Galia 111 arklio galių, 21 arklio galia daugiau nei mažesnio brolio. Kontaktą su keliu čia užtikrina KYB šakės ir amortizatoriai, o valdomumui padės 6 ašims jautri prasisukimo bei ratų blokavimo kontrolė. Šį motociklą išbandyti galėsime jau antroje 2026 metų pusėje. Už manęs dar vienas motociklas, kurį pristatė CF Moto, dėja tik tai prototipas ir tai reiškia, kad dar 26 metais mes greičiausiai jo negalėsime išbandyti. O gaila, nes specifikacijos šio motociklo tikrai nerealios. 997 kubinių centimetrų V4 variklis, išvystantis virš 210 arklio galių, kuris šiam motociklui suteikia daugiau nei 1 arklio galią kilogramui. Be variklio stebina ir aktyvi aerodinamika, kuri judančių sparnų pagalba suteikia motociklui daugiau stabilumo bei sumažina pasipriešinimą, leisdamas pasiekti virš 300 km/h greitį. Dar vienas pristatytas motociklas 675 NK GP. Koncepcinis modelis, kuris panašu net nebus skirtas gatvei, nors žinoma eigoje tai gali ir pasikeisti. Man iš išorės motociklas atrodo tikrai gražiai. Dar trūksta šiek tiek duomenų apie tai, kas yra pakeista šiame motocikle, bet matau, kad ir stabdžiai čia tikrai nestandartiniai. Kol kas tiek motociklų naujienų iš CF Moto EICMA stendo, o jūs nepamirškite pasekti mūsų socialinių tinklų, kad nepraleistumėt kitų video apie naujienas iš EICMOS.